Brangi Dievo bažnyčia, noriu priminti, kad kitą sabatą mes minėsime viešpaties vakarienę, kuri skirta prisiminti Jėzaus kančią ir mirtį ant kryžiaus. Ir tai, ką mes giesmės, kurias giedojame šiandien, jos priminė mums tai, ką iš tikrųjų Jėzus yra padaręs dėl mūsų. Ir nežinau kaip jūsų, bet tai mano dvasia pakėlė, įkvėpė ir pagalvau, nėra nei vienos šitoje žemėje, kuriam būtų giedama šitiek giesmių, kurio vardas būtų taip išaukštintas. Ir tai yra šventos dvasios pasireiškimas šitoje žemėje, matomas mums fiziniu būdu. Ir kadangi aš noriu, kad mes iš tikrųjų šitą šventę ateitume ne iš tradicijos, ne iš įpročio, bet pasiruošę. Todėl dabar noriu pakviesti jūs apžvelgti mūsų viešpaties Jėzaus suėmimo aktą ir apmastyti tai, kas ten yra aprašyta. Apmastyti tai, kas įvyko tą naktį. Tad atsiverskime ilgiausią skyrių esantį Evangelijai pagal Matą ir paskaitykime, kas ten užrašyta apie tai. Tiesa, nepasakiau, kuris ilgiausias skyrius, ar ne? Evangelija pagal Matą 26 skyrius. Ir paskaitykime nuo 47 iki 56 eilutės. Mes jau girdėjome prieš pamokslą skaitant iš Evangelijos pagal Luką. O dabar dar paskaitykime, kaip šitas įvykis yra aprašytas Evangelijai pagal Matą. Taigi, Mato 26 nuo 47 eilutės. Jam dar kalbant, štai pasirodė Judas, vienas iš 12, o su juo didelis būrys, ginkluotas kalavijais ir vėzdais, atsiųstas aukštųjų kunigų ir tautos seniūnų. Jo išdavėjas buvo nurodęs jiems ženklą, sakydamas, kurį pabučiuosiu, tai tas, suimkite jį. Ir to jau priėjęs prie Jėzaus tarė, sveikas rabi, ir pabučiavo jį. O Jėzus jam tarė, bičiuli, ko atėjai? Tuomet jie pripuolę nutvėrė jį ir suėmė. Ir štai vienas Jėzaus palydovų ištiesė ranką, įsitraukė kalaviją, puolė vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam ausį. Bet Jėzus jam tarė, kiš kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie grėbėsi kalavijo, nuo kalavijo ir žus. Gal manai, jog aš negaliu paprašyti savo tėvą ir jis bemat neatsiųstų man per 12 legionų angelų? Bet kaipgi išsipildytų raštai, kad šitaip turi atsitikti? Ta valandą Jėzus tarė būriui, tarsi plėšiko išėjote sugauti mane su kalavijais ir vėzdais. Ašgi kasdien sėdėjau šventykloje mokydamas ir manęs nesuėmėte. Bet viskas šitaip dedasi, kad išsipildytų pranašų raštai. Tada visi mokiniai palikę jį pabėgo. Verta pastebėti, kad kai Jėzus meldėsi Getsemanės sode ir ant jo kaktos pasirodė kraujo lašai, šis įvykis tėra aprašytas tik Evangelijoje pagal Luką, tik vienoje Evangelijoje. O štai Jėzaus suėmimo aktas užrašytas net visose 4 Evangelijose. Tai reiškia, kad šis įvykis žmogaus atpirkimo plane yra labai svarbus. Ir tai reiškia, kad mums yra būtina atkreipti dėmesį į visas detalės, kurios yra pateiktos šitose prašymuose. Visose 4 Evangelijose. Tad kviečiu dabar atsiverskime dar ir Evangeliją pagal Joną ir pažiūrėkime, kas čia parašyta, kaip įvyko Jėzaus suėmimas. Ir Evangelijoje pagal Joną yra rašoma 18 skyriuje, nuo 1 iki 12 eilutės. Baigęs kalbėti,
Jėzus su savo mokiniais nuėjo napus Kedrono upelio, kur buvo sodas. Jis ir mokiniai įžengė į sodą. Jo išdavėjas Judas taip pat žinojo tą vietą, nes Jėzus dažnai ten susieidavo su mokiniais. Taigi Judas, gavęs kareivių būrį ir aukštųjų kunigų bei fariziejų tarnų, atėjo ten su žibintais, deglais ir ginklais. Jėzus, žinodamas visą, kas jo laukia, išėjo į priekį ir paklausė, ko ieškote? Jie atsakė, Jėzaus Nazariečio. Jėzus tarė, tai aš. Jo išdavėjas Judas irgi stovėjo tarp jų. Kai tik Jėzus ištarė, tai aš, jie atšoko atgal ir parpuolė ant žemės. O jis vėl jos klausė, ko ieškote? Jie atsakė dar kartą, Jėzaus Nazariečio. Jėzus atsiliepė, taigi jau sakiau jums, kad tai aš. Jei manęs ieškote, tai leiskite šitiems pasišalinti. Taip turėjo išsipildyti jo pasakytieji žodžiai, iš tavo man pavestųjų nepražudžiau nė vieno. Simonas Petras, kuris turėjo kalaviją, įsitraukė jį, ištiko vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam dešinę ausį. Tarnas buvo vardu Malkus. Bet Jėzus sudraudė Petrą, kišk savo kalaviją į makštį, nejaugi aš negersiu tos taurės, kurią tėvas man yra davęs. Būrys, jo vadas ir žydų tarnai suėmė Jėzų, surišo ir nuvedė pirmiausia pas Aną. Kaip matome, Jėzaus suėmimo metu visose aprašymuose vyrauja du veikėjai. Judas, kuris bučioja Jėzų, ir Petras, kuris nukerta vyriausiojo kunigo tarno dešinę ausį. Judas meilės gesto atlieka išdaviko vaidmenį, o Petras priešiškumo veiksmu atlieka apsauginio vaidmenį. Įdomu tai, kad Jėzaus ėmimo metu taip pat yra prašyta, kad šalia Jėzaus buvo du asmenys, kuris vienas stengiasi jam pakenkti, kitas išgelbėti. Kai Jėzus buvo ant kryžiaus, taip pat buvo šalia du asmenys, kuris iš jų vienas keikė Jėzų, kitas gynė Jėzų. Ir Jėzus visą laiką yra tarp dviejų kategorijų žmonių. Vienų, kurie yra prieš jį nusiteikę, ir šalia tų, kurie yra už jį. Visose Evangelijose matome Jėzaus suėmimo aktas, aprašymas prasideda nuo jo, kad jo suimti ateina paties Judo vedamas būrys. Judas eina priekyje, o paskui jį būrys. Nes, kaip pasakyta, Jono 18 skyriuje 2 eilutėje, jo išdavėjas Judas taip pat žinojo tą vietą. Jisai žinojo, kur Jėzus mėgo susitikti su savo mokiniais. Jo priešai to nežinojo. Taigi Judas nusprendė įduoti Jėzų į jo priešų rankas. Ir kaip matome, tas būrys, kuris ateina suimti Jėzaus, yra apsiginklavęs kalavijais ir vėzdais, tarsi eitų į mūšį prieš visą banditų gaują. Kadangi veiksmas prasideda jau sutemus, todėl Judas Jėzaus išdavimui pasirenka patį niekšiškiausią, patį veidmainiškiausią būdą jį išduoti. Jis pasirenka meilės simbolį, bučinį. Ir persekiotojams jis buvo nurodęs ženklą, kaip mes skaitome Evangelijoje pagal Matą. Jisai sakė, kurį pabučiuosiu, tai yra tas, tą suimkite. Nežinau, kokį dar niekšiškesnį būdą galima sugalvoti išdavystiai. Taigi, kai Judas priėjo prie Jėzaus, jis paėmė jį už rankos
kaip draugas ir sulyg žodžiai sveikas rabė apkabino jį, pabučiavo, Matas rašo netgi 2 kartus. Ir tuomet, sako, jie pripolę jį suėmė. Knygoje Su meilė iš dangaus apie Judą rašoma taip. Judas iš prigimties labai mėgo pinigus, tačiau jis ne visada buvo toks korumpuotas, kad šitaip pasielgtų. Tai kasgi nutiko Judui? Kodėl jis taip žemai puolė? Kaip jis priėjo savo gyvenime prie šito momento? Paskaitysiu toliau, kaip yra aprašoma, kas vyko Judo gyvenime, netgi tuo met, kai jis buvo šalia Jėzaus, kai jis buvo vienas iš Jėzaus mokinių. Judas buvo itin vertinamas mokinių, todėl labai jos įtakojo. Jis ir pats apie save labai gerai galvojo, o brolių nuovokumą ir sugebėjimus laikė kur kas prastesniais už jo. Jam atrodė, kad jie neižvelgia esamų galimybių ir tinkamai neišnaudoja susidariusių situacijų. Jo manymu, bažnyčia esą niekada neklestės, kol jai vadovauja tokie trumparegiai. Petras jo akimis buvo nekantrus, nes viską darė neapgalvodamas, o Jonas nieko nesuprantantis finansiniuose reikaluose, Matas, vertinęs kruopštumą visame kame ir būdamas itin skrupulingas sąžiningumo atžvilgiu, Judui atrodė nebetinkamas greitiems verslo sprendimams. Taip apžvelgęs visus mokinius, Judas pataikavo savo mintimi, kad jeigu ne jo sugebėjimai vadovauti bažnyčioje, tai joje greitai kiltų betvarkė ir nusivylimas. Judas laikė save be galo gabiu, tiesiog nepranokstamu. Savo akyse jis buvo garbingas žmogus, tokiu jis visada ir prisistatydavo. Štai tokia yra Judo charakteristika. Šventosios dvasios akimis. Labai jau panašu į narcisizmą. Galbūt ne visi žino, kas tai yra. Tai yra asmens charakterio savybė, kai žmogus save labai susireikšmina, laiko savį ypatingai svarbiu, jis, kitaip tariant, pervertina savo reikšmę ir šalia to jis turi begalinį norą, kad jo visuomet visi žavėtųsi, kad jį visi išaukštintų, visi apie jį kalbėtų. Psichologijoje ir psichiatrijoje narcisizmas pripažįstamas kaip asmenybės sutrikimas. Paprastai narcisizmas veikia kaip nepilnavertiškumo kompleksas, arba tiksliau pasakius kompensuoti jį. Tai yra mechanizmas tam tikras, kuris įsijungia ir dažniausiai narcisizmas formuojasi vaikystėje. Ir jis ypatingai priklauso nuo santykių su tėvais. Turi didžiulę įtaką vaikystėje patirti santykiai. Kas liūdniausia, kad narcizai negali priimti priešingos nuomonės nei jų ir visuomet kovoja prieš kitokią nuomonę, nes jie galvoja, kad jų nuomonė yra pati geriausia, pati teisingiausia, pati svarbiausia. Ir jeigu susiduria su kitokia nuomonė, dažniausiai tuomet kyla konfrontacija, pykčiai, barniai, o kartais net ir agresijos protrūkiai. Deja, jie nuolat save lygina su kitais ir tas nuolatinis nepilnavertiškumo jausmas nuolat jos lydi. Štai kokie yra pagrindiniai narcisistinės asmenybės bruožai. Jie yra nurodyti 5. Pirmas, nuolatinis žavėjimosi poreikis, mėgavimasis kitų dėmesiu. Antrasis,
Nesugebėjimas palaikyti nuolatinių santykių dėl partnerio nesugebėjimo sudominti, pasiūlyti naujovių. Trečiasis. Dažnas savo asmeninių savybių ir sugebėjimų pervertinimas ir kritikos nepriėmimas. Ketvirtas. Nesugebėjimas ir nenoras suprasti kitų jausmų bei priimti kitokios nuomonės. Ir penktasis. Nuolatinis noras būti didingiems ir ypatingiems. Šias savybės aš radau Wikipedijoje, šios asmenybės bruožus. Ir kuomet aš skaitau apie Judą, toliau šito knygoje štai kas parašyta. Judas nematė savo būdo silpnybių, bet Kristus vėl ir vėl suteikdavo jam galimybę tai įžvelgti ir pasitaisyti. Būdamas iždininkas, jis turėjo rūpinti šios nedidelės grupelės poreikiais ir padėti vargšams. Patarnaudamas kitiems, Judas galėjo ugdytis nesavanaudišką dvasią, bet net ir kasdien klausydamasis Kristaus pamokų bei matydamas jo nesavanaudišką gyvenimą, Judas vis tiek buvo linkęs į godumą. Nedidelės pinigų sumos patekusios į jo rankas jam visada būdavo pagunda. Šiek tiek pasitarnavęs dėl Kristaus ar skyręs savo laiko religiniams tikslams, jis dažnai atsilygindavo savo iš šio kuklaus fondo. Šiais pretekstais jis teisino savo veiksmus, bet Dievo akyse jis buvo vagis. Ir tai yra užrašyta Evangelijose. Viską susumavus galima pasakyti, kad Judas buvo godus narcizas. Kadangi Judas puoselėjo dar ir piktą godumo dvasią laikui bėgant, ji tapo pagrindinė jo gyvenime varomąja jėga. Ir galiausiai meilė savo ir meilė mamonai nustelbė jo meilę Kristui. Ir tai nevyko per vieną dieną, kada jis pamatė 30 sidabrinių padėtų priešais jį. Jis diena iš dienos ėjo prie šito. Ir galiausiai atėjo diena, kai Judas tapo vienos ydos ir vienos nedorybės vergu, o per ją tuo pačiu ir šėtono vergu, kuris su džiaugsmu toliau įgramzdino į dar didesnę nuodėmę. Jėzaus išdavystę. Judo istorija tai liudijimas apie liūdnai pasibaigusį gyvenimą, kuris galėjo pašlovinti Dievą. Jis juk buvo vienas iš 12. Jeigu Judas būtų miręs prieš išdavystę, jis būtų laikomas žmogumi vertu būti tarp 12 ir jo būtų trūkę, jo būtų pasigedę. Tačiau jo gyvenimo pabaigoje atsiskleidusios savybės sukėlė tokį pasibjaurėjimą jo, kad iki šiol per visus šimtmečius jo vardas yra kaip pasibaisėjimas. Šis Judo niekšiškas poelgis visose 4 Evangelijose yra užrašytas neatsitiktinai. Jis užrašytas su tam tikru tikslu. Tai turi būti perspėjimas visiems, kad tie, kurie kaip Judas, puoselėja širdyse nors vieną nuodėmingą ydą, nors vieną nedorybę, nors vieną slaptą nuodėmę, ateis diena, kai jiems patikėtų šventus dalykus, jie iškeis į 30 sidabrinių. Į geresnę darbo vietą, į geresnius namus, į patogumus, komfortą, prabangą, nesvarbu, kas tai bus tie sidabriniai. Palikta nuodėmė neišvengiamai veda prie Jėzaus išdavystės. Taigi mes apžvelgėme Judo vaidmenį Jėzaus suėmimo metu. O dabar apžvelkime Petro bandymą apginti Jėzų.
Ir 10 eilutė Evangelijai pagal Joną skaitome. Simonas Petras, kuris turėjo kalaviją, įsitraukė jį, ištiko vyriausio kunigo tarną ir nukirto jam dešinę ausį. Tarnas buvo vardu Malkus. Štai kiek daug detalių pateikė apaštalas Jonas. Ką padarė Petras? Mokiniai tikėjosi, kad mokytojas nesileis suimamas taip lengvai. Mat jie galvoja, kad ta pati nematoma jėga, kuri visą būrį privertė kristi kaip negyva, apie kurią mes skaitėme 6 eilutėje, kad kai pirmą kartą Jėzus ištarė, kad tai aš, pasakyta, jie visi atšoko atgal ir parpuolė ant žemės. Dievo žodis mums nepateikia kodėl, bet akivaizdu, kad tą akimirką jam pasakius šitus žodžius pasireiškė galinga dieviška jėga. Ir atsiųsta nuo dangaus. Ir jie net patys nesuprato, kas su jais nutiko. Kodėl jie visi guli ant žemės Jėzui ištarų žodžius, štai aš. Bet mokiniai tai matė. Mokiniai stovėjo ir matė, kaip jam pasakius šitus žodžius būrys nukrito ant žemės. Taigi jie galvoja, kad dabar Jėzus pasinaudos šitą progą ir pabėgs kartu su jais ir neatsiduos į jų rankas. Tačiau jiems teko nusivilti, kai Jėzus net nesiruošė niekur bėgti. Jis liko ten, kur stovėjęs. Ramus ir santūrus. Visą tai matydamas tūžo, įsitraukė kalaviją ir pamėgino apginti mokytoją. Bet visa, kas jam pavyko padaryti, kaip mes skaitome, tai tik nukirsti vargšo tarno ausį. Tikriausiai ne vienam būtų įdomu sužinoti, kaip Petrui pavyko taip keistai sužeisti tarną. Gaila, kad apie tai niekas nieko nerašo. Analizuojant šį incidentą, mano galva galimos tokios prielaidos. Arba Petras buvo labai įgudęs karys, kaip kad japonų samurajus, kuris nusitaikė ir labai tiksliai vienu kirčiu nukirto tai, ką jis norėjo padaryti ir tokiu būdu pagazdinti visą susirinkusį būrį. Arba jis buvo visiškai nevykęs kovotojas, kuris bandė kalavijais meikti į priešo galvą, bet visa, kas jam pavyko, tai kalavijas kažkokiu būdu nuslydo žemyn ir tik nukirto tarno ausį. Galbūt Malkus buvo ant galvos susidėjęs šalmą, tam, kad apsaugoti savo galvą, nes, kaip matome iš aprašymo, jie jo tarsi į didelį mūšį, apsiginklavę vėzdais, kalavijais. Ir galbūt jie tikėjosi, kad čia bus didelės grumtynės, galbūt pasiruošė apsisaugoti ir dėl to Petras bandė kirsti į galvą, bet pataikė šalmą ir nuslydo. O galbūt Petras stovėjo tarnui už nugaros kažkokiu būdu. O galbūt Petras buvo kairiarankis, nes norint nukirsti priešo dešinę ranką, su dešinė nenukirsi dešinės. Daug įvairiausių teorijų. Bet visa tai tik mažos detalės, apie kurias Evangelijoje nieko nepasakyta. Ir matyti, ne tai svarbiausia yra. Ne detalė svarbiausia yra. Svarbiausia yra tai, kas parodoma visose 4 Evangelijose, kad Petras padarė kažką tokio, ko neturėjo padaryti, kaip Jėzaus mokinys. Jis sužeidė žmogų ir tai buvo laikoma kriminaliniu nusikaltimu. Ir jis sužeidė ne šiaip kokį benamį elgetą, kuris niekam nerūpi, kurio teisės niekam neįdomu, bet jis sužeidė vyriausiojo kunigo tarną ir dar tuo metu, kai jis vykdė savo pareigas. Tai kriminalinis nusikaltimas sunkinančiomis aplinkybėmis. Kad geriau suprasti, tai yra tas pats, kas šiandieną
užsipulti policininką, kuris jūs sustabdė, kuris atlieka tarnybą. O už tokius kriminalinius nusikaltimus bausmė Romoje tuo metu buvo tik viena – mirtis ant kryžiaus. Lygiai kaip tie du vagys, kurie buvo nukryžiuoti šalia Jėzaus. Tai buvo laikoma vagystė kriminalinių nusikaltimų ir už visus kriminalinius nusikaltimus buvo baudžiama mirties bausme ant kryžiaus. Tad kągi šią akimirką daro Jėzus? Pirmiausia, jis sudraudžia, pabara Petrą. Ir dabar grįžkime šiek tiek į Evangeliją pagal Matą, 26 skyrių. 52 ir 53 eilutės. Jėzus jam tarė, kišk kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebėsi kalavijo, nuo kalavijo ir žus. Jeigu tu nori kovoti su kalaviju, tai žinok, kad ir kito kalavijas bus atkištas į tave. Ir tuomet Jėzus pasako labai įdomų dalyką. Petrai, gal manai, jog aš negaliu paprašyti savo tėvą ir jis bemat neatsiųstų man per 12 legionų angelų? Kodėl 12 ir kodėl legionų? Petras vienas iš 12 bandė apginti Jėzų. Ir Jėzus jam sako, negi tu nemanai, kad aš negaliu paprašyti pas tėvą, kad jis vietoj 12 jūsų atsiųstų man 12 legionų? Legionas senovės Romos imperijoje ir imperijos armijos sunkiųjų pėstininkų kovinis vienetas, sudarytas vien tik iš Romos piliečių. Jį sudarė kelios kohortos ir beveik visada kartu lydėdavo papildomas auksiliarų pagalbinis dalinys. Kitaip tariant, ne iš Romos piliečių sudarytas kovinis dalinys arba vienetas. Legionas tik iš Romos karių, o aplink jį dar didžiuliai būriai ne iš Romos piliečių sudaryti kariniai vienetai. Romos laikais vieną legioną sudarydavo 4200 karių. Taigi Jėzus sako, kad jo tėvas dabar gali atsiųsti 50 400 angelų, apginti jo prieš šitą vargšą būrelį, kurie atėjo su vėzdais ir kalavijais. O tu, Petrai, čia vienas su kalaviju nori apginti mus visus. Po šių griežtų žodžių Jėzus savo ranką švelniai priglaudžia prie Malkaus ausies ir ją išgydo. Ir kas įdomu, apie tai beje užrašo, žinot kas? Vienintelis Lukas, kuris buvo gydytojas. Luko 22, 51. Luko 22, 51 skaitome. Bet Jėzus sudraudė, liaukitės gana, ir palietęs tarno ausį išgydė ją. Matote, kaip priklauso nuo to, ko žmogus yra, kokias detalės pastebi kiekviename įvykyje. Deja ir vėl nerašoma, kaip Jėzus tai padarė. Būtų įdomu sužinoti, ar ne. Ar jisai uždėjo savo ranką ir ataugo nauja ausis Malkui, ar jisai paėmė tą nukirstą ausį, pridėjo ir ją priklijavo, prilipdė, atgal prigydė audinius. Vėl detalių nėra. Vėl mes nieko apie tai nežinome. Ir dar kart matome, kad svarbiausia yra ne šios detalės. Bet svarbiausia yra tai, kas įvyko, o ne kaip. Kad galėtume suprasti, kodėl Jėzus tai padarė ir ko yra svarbu tai, ką Jėzus padarė, turime užduoti klausimą, o kas būtų, jeigu Jėzus nebūtų to padaręs?
Jeigu Jėzus nebūtų išgydęs sužeisto tarno, Petras būtų suimtas kartu su Jėzumi ir būtų teisiamas kaip kriminalinis nusikaltėlis. Ir nežinau, negaliu tiksliai pasakyti, jis būtų baudžiamas kartu su Jėzumi tik pagal kitą baudžiamojo kodekso straipsnį, bet galbūt netgi dar tą patį vakarą šalia Jėzaus būtų buvę ne 2 nukryžiuotojai, o 3. Net nepasibaigus Paskos šventei, Petras galėjo būti prikaltas prie kryžiaus. Visuomenės akyse Petras būtų buvęs niekiek negeresnis nei tie 2 vagys, nes jis išdrįso pakelti ranką prieš vyriausiojo kunigo tarną. Ir ne tik ranką, bet kalaviją. Ir kas liūdniausia, tai nebūtų ta mirtis, kuri būtų pašlovinusi Jėzų. Taigi, ar dabar suprantate, ką Jėzus padarė? Įdomu labai. Tai buvo Jėzaus suėmimo naktis. Ir tai buvo Jėzaus paskutinis išgydymo stebuklas. Jį atėjo suimti, o jis gydo žmonės. Jis ir toliau nebegalvoja apie save, jis galvoja apie kitus. Ir jis ne tik išgydo sužeistą tarną, jis panaikina ne tik Petro nusikaltimą, bet ir paties nusikaltimo įrodymus. Net jei Malkus ir būtų norėjęs apskūsti po šito incidento Petrą ir paduoti į teismą, jis nieko negalėtų įrodyti, nes jis negalėtų parodyti žaizdos vietoje kažkada kyšojusios ausies. Viskas buvo vietoje, niekas jo nepatikėtų, nebent sumokėtų. Bet įrodymo nebeliko. Petro nusikaltimo įrodymo nebeliko. Iš esmės, Jėzus tą naktį išgelbėjo Petrą nuo jo kvailo poelgio pasekmių ir apsaugojo jį nuo kryžiaus mirties ar vėlesnio persekiojimo. Vėliau, kai Petras suprato, ką jis padarė ir kas jam grėsė, štai kokį perspėjimo savo laiške užrašė visiems tikintiesiems. Ir aš noriu perskaityti. 1 Petro laiškas, 4 skyrius. 1 Petro laiškas, 4 skyrius. Nuo 12 iki 16 eilutės. Mylimieji, nesistebėkite, kad degina jūs ugnis, lyg jums būtų atsitikę kas nepaprasta, nes taip darosi jums išmėginti. Verčiau džiaukitės dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtume džiūgauti ir linksmintis. Jei jūs niekina dėl Kristaus vardo, jūs palaiminti, nes garbės ir Dievo dvasia ilsisi ant jūsų. Tik tegul niekas iš jūsų nekenčia kaip žmogžudys, vagis, piktadarys ar įkyrolis. Bet jei nukenčia kaip krikščionis, tegul nesigėdija, o te garbina šio vardu Dievą. Šis paskutinis Jėzaus išgydymas, tą tamsią jo suėmimo naktį, yra puikia iliustracija padedanti suprasti, ką dėl visų mūsų Jėzus padarė mirdamas ant kryžiaus. Jis ne tik atleidžia visas mūsų kaltes už padarytas nuodėmės, bet dar ir išgydo nuo nuodėmės padarytų žaizdų. Jis ne tik išgydo mus nuo tų žaizdų, bet ir panaikina visus mūsų padarytų nuodėmės įrodymus. Ir apie tai Paulius užrašė laiške Kolosiečiams 2 skyriuje, 13 ir 14 eilutėj. Laiškas Kolosiečiams 2 skyrius, 13 ir 14 eilutės. Taip pat ir jūs, mirusius nusikaltimais
ir kūno neapipjaustymų jis atgaivino kartu su Kristumi, dovanodamas visus nusikaltimus. Jis ištrynė mus kaltinantį skolos raštą ir panaikino jį, prismeigdamas prie kryžiaus. Tai reiškia, kad kai žmogus priima Jėzų savo gelbėtoju, žmonijos priešas velnias neturi jokių įrodymų prieš šį žmogų, kurie galėtų būti iškelti Dievo teisme. Nes jie visi yra panaikinti. Ne tik nusikaltimai, ne tik nuodėmės, bet ir nuodėmių įrodymai. Nežiūrint, kad per savo gyvenimas būtų padaręs daugybę kvailų dalykų, tačiau brangus Jėzaus Kristaus kraujas panaikina jo kaltę, nesuteikdamas piktajam nemenkiausio šanso sugauti jį už jo praeities nuodėmės. Jei esame su Kristumi, esame padengti jo teisumu. Ir daugiau seno žmogaus nebėra. Su Kristumi viskas nauja. Ir jeigu pamenate, Paulius 2 laiške Korintiečiams 5 skyriuje yra pasakęs 17 eilutėje tokius žodžius: kas yra Kristuje, tas yra nauja. Praeities nėra. Nusikaltimų nėra. Įrodymų nėra, kad tu buvai nusidėlis. Dabar viskas nauja. Jeigu tu esi su manim, niekas tavęs negalės apkaltinti. Antroji šio pasakojimo pamoka yra tai, kad Jėzui rūpi visi žmonės. Ar tai būtų jo draugai, ar tai būtų jo priešai. Malkus, būdamas vyriausiojo kunigo tarnu, mažiausiai turėjo būti levitas pagal Toros nurodymus. Ne šiaip koks žmogus. Tik levitai galėjo tarnauti kunigams, tik iš levitų buvo renkami kunigai, o iš kunigų vyriausiai kunigai. Ir jeigu mes skaitome Senąjį testamentą, tai mes matome, kad dešinioji ausis būdavo ta ausis, kuris būdavo patepama aliejumi ir avinėlio krauju, pašventinant levitą į kunigus. Ir jūs žinote, kad joks levitas, turintis kokį nors fizinį trūkumą, kokį nors neįgalumą, jis negalėjo tarnauti kunigų. Nes kiekvienas kunigas buvo Kristaus įvaizdis. Ir jeigu jis buvo sužeistas, jis negalėtų eiti savo tarnybos. Taigi Jėzus ne tik rūpinasi Petru, kaip išgelbėti jį nuo kryžiaus mirties. Jis rūpinasi ir Malkumi, kad jis toliau galėtų tęsti savo tarnystę, kaip vyriausio kunigo tarnas. Nežiūrint, kad už kelių valandų šventyklos uždanga plyš pusiau, Jėzus apie tai žinojo, kad tarnystė šventykloje baigsis. Tačiau jis vis tiek neatima į savo klystančio tarno jo pareigų. Ar jūs matote, koks atsiskleidžia Dievo charakteris? Tikiu, kad švelnus ir gydantis Kristaus prisilietimas prie šio tarno ausies jo galvoje paliko jam didžiulę dilemą. Ir trečia, šis paskutinis Jėzaus išgydymo stebuklas yra žmogaus atkūrimo simbolis. Kristus atėjo į šią žemę kurti, o ne griauti. Jis atėjo sušvelninti kančią, o ne ją padidinti. Jis atėjo duoti gyvybę, o ne ją atimti. Jis atėjo prikelti gyvenimui, o ne mirčiai. Jis atėjo atleisti, o ne kaltinti. Jis atėjo išteisinti, o ne pražudyti. Jis atėjo užjausti ir pagosti, o ne pasmerkti ir atstumti. Štai ką reiškia pasiruošti minėti viešpaties vakarienę. Su savo mokiniais. Telydi jūs Dievo malonė ir te padeda jums
per ateinančią savaitę dar giliau patirti nuostabę ir nesibaigiančią Dievo meilę. Amen.